Apdovanota išskirtiniu vokalu be galo plastiška atlikėja ir kūrėja Eglė Jakštytė scenoje kupina paslapties, o namų aplinkoje atidi ir rūpestinga. Toks pirmas įspūdis susitikus su iš Utenos kilusia žinoma mergina, šiuo metu gyvenančia sostinėje. Tai Utena yra mano gimtasis miestas, pati esu iš Utenos. Tai Utenoje augau ir gyvenau iki 18 metų ir paskui jau išsikrausčiau į Vilnių. Ir Utena visada yra tas miestas, kur gera sugrįžti. Kokia ta Utena Eglės akimis? Ar gražus, sutvarkytas miestas? Aš sakyčiau, kad tikrai Utena labai gražus miestas. Būna taip, kad susitinku, tarkim, iš pažįstamų ar kitų žmonių sako, iš kur tu esi? Aš sakau, iš Utenos. Ir kažkaip visą laiką maišą su Ukmergė. Ai, čia Utena, Ukmergė vos nelabai panašu, bet aš visiems sakau, nuvažiuokit, kada į Uteną, tikrai labai gražu. Labai gražus Dauniškio ežeras yra pačiam centre Utenos. Yra labai gražus fontanai, kur galima tikrai pamatyti vasarą ir reginį tokį. Tiesiog labai gražus miestas ir labai rekomenduoju visiems nuvykti ir kad nebemaišytų su Ukmerge ar dar kažkokiu kitu miestu. Utena graži, Eglė graži, ar ji tokio pat grožio ir harmonijos siekia ir aplinkoje, kuri ją supa? Kiek prisimenu vaikystėje, mus labai versdavo tvarkytis ir būdavo, aišku, kiekviena diena, jau tarkim penktadienis, tai yra tvarkos diena ir mes turėdavom tvarkytis. Tai aš labai nemėgdavau tos dienos ir aš žiauriai nemėgstu tvarkytis. Ir aš žinau, kad yra žmonių, kurie mėgaujasi tuo tvarkymusi, jiem kaip meditacija ir taip toliau, bet aš niekada netradau aistros tvarkymuisi, bet esu tas žmogus, kuris labai mėgstu tvarką. Ir faktas, kad reikia tvarkytis, nes yra kitas dalykas, kita mano pusė, kur aš jaučiuosi harmoningai tada, kai namuose yra gražu, tvarkinga, kad nėra, kad tiesiog grįžtų po koncertų, kažkur pamiegu, tiesiog čia yra ta vieta, kur aš atsipalaiduoju ir kur man gera. Na, kada Eglę aplankė tas suvokimo jausmas, kad atėjome neteršti aplinkos, bet saugoti ją? Pati gal dabar prisiminčiau, kad prieš 6 ar 5 metus pradėjau rūšiuoti. Labai nustembu, kur ateina į svečius ar kažkokie pažįstami žmonės dar šiai dienai nerūšiuoja. Tai aš nežinau, atrodo, kad jau aplinka tikrai irgi diktuoja, kad labai yra aktuali tema visiems, kas liečia rūšiavimą, kad yra netgi prie visų pastatų namų konteineriai, kur yra su jau rūšiavimui skirta ir tiesiog tu dar nepradedi rūšiuoti. Man tai yra labai keista. Eglei nepaprastai patinka ir mainų stotelių idėja. Žinoma, mergina džiaugiasi, kad jų Lietuvoje vis daugėja. Tai man atrodo labai gera idėja ir tuo labiau, kad mes labai skirtingi žmonės ir vienam žmogui tas daiktas gali jau nebetarnauti, bet kitam tai bus visiškai naujas daiktas, kurį jisai panaudos ir džiaugsis. Ir manau, kad tai netgi skatina tą tokią bendrystę tarp žmonių. Tiesiog toks dalinimasis, tai jau nebėra apie tai, kad tiesiog pardavimas ar kažkoks, bet tai yra tikrai toks gražus, manau, dalykas. Ir kuo daugiau, kad žmonės žinotų, kur tokie dalykai yra, nepasididžiuotų gal, kada nuvažiuoti, pasižiūrėti, gal iš tikrųjų kažką ras savo. Arba nuvežti savo kažkokį nenaudojamą daiktą ir netiesiog išmesti. Ramiai pro išmestą šiukšlę Eglė praeiti taip pat negali. Aišku, visų tu nesurinksi, bet yra matosi šviežiai, tik ką nušlupta kažkokia pakuotė išmesta, tai aš tikrai nepasididžiuoju ir pakeliu. Ir buvau išvykusi į Indiją ir aš atsimenu sąmoningumo stovykloje, taip sakė, mokytojas sako, jeigu einate ir pakeliate šiukšlę, tarkim, prie kažkokios šventos vietos, tai jums grįžta karminiai taškai ir visa kita. Ir aš kažkaip labai tuo tikėjau ir aš labai daug šiukšlių Indijoje rinkau. Ir iš tikrųjų iš visos grupės rinkau gal vienintelę irgi, taip žiūrėjau į mane. Aš jiem nesakiau, kodėl aš tai darau. Bet apskritai, man paėmimas šiukšlės nuo mūsų motulės žemės, tai yra toksai ir simbolika, kad aš tiesiog labai gerbiu gamtą, man labai gražu ir aš negalėčiau tiesiog taip ramia širdim praeiti pro kažkokią šiukšlę ir tiesiog faina tada, kai gražus vaizdas, gali tada ir grožėtis. Ko gero, Eglei svarbu, kokią žemę paliksime po savęs. Aš daug darau ties tuo, vien dėl to, kad aš prisiemu atsakomybę už mano padarytus veiksmus, tarkim. Aš negalvoju, kad... Taigi aš dabar vis tiek nerūšiuosiu, nes aš viso pasaulio švaresnį nepadarysiu, bet esmė yra tokia, kad aš pradedu viską nuo savęs. Ir mano gal ir yra esmė, kad palikti pasaulį gražesnį po manęs, tai yra perteikti žmogui, kuris, tarkim, mato mano pavyzdį. Tarkim, aš darau tą ir jisai gali perimti tą, arba galbūt aš įkvėpsiu kažką, tai visi nežinojo apie rūšiavimą, ten pradės rūšiuoti ar kažkaip pradės irgi rinkti šiukšlės eidamas gatve. Tai aš manau, kad tai jau formuoja tą gražesnį pasaulį, kurį aš jau ir dabar darau, o kas liečia dėl
jau kaip palikti, tai aš manau, kad esmė ir yra palikti grožį žmonių širdise ir jų atmintyje.